čia pyksta? Kas čia pyksta? Miau. Ką? Nio, ką nori man parodyti? Nio, ką? Ką? Nio. Dulkės irblė man nori parodyti. Tai balkoną nori. Okay. Dabar yra be 15:09 ir aš pagalvojau, kad aš niekad nesu filmavęs savo realios dienos. Turiu menį, jo, aš pasiemu kamerą, kada kažką darau, bet ten būna labiau toks nedarbo metu, savaitgaliais, arba jeigu laisvą dieną turiu, bet niekad nesu taip filmavęs tiesiog savo realistiškos dienos turbūt aplamai. Tai esmė yra tame, kad dabar yra be 15:09, tai reiškia, kad mes jau neužilgo turėsime ruoštis eiti į lovą. Einam kažkur 10 į lovą, tai žodžiu, nebedaug, vis tiek valanda liko iki ruošimus į lovą. Ir rytoj reiks keltis anksti man varyti sportą. Ir labai senai nesikėliau darbo dieną anksti ryte sportą. Plius dabar, kadangi esu šiek tiek, aš pasikoregavau savo sporto režimą su ChatGPT, tai man dar rytoj ir bus kardio, man atrodo, iki 25 gal minučių. Tai man rašo, kad kardio būtų su laipteliais iki 15-25 minučių ir... klystu. Ant takelio 15-25 minutės, ant laiptelių 10-15 minučių, tai aš jos abu norėčiau daryti, reiks pasiplanuoti. Esmė, kad kažkaip reiks pasiplanuoti rytoj anksti atsikelt tam, kad tikrai viską spėčiau padaryti ir plius dar nuvaryti kažkaip tai darbą ankstėliau šiek tiek. Tai jo, mano sportas dabar toks labiau, kad noriu kardio daugiau daryti, bent jau tada, kai darau viršutinę kūno dalį. Ir nežinau, kaip rytoj seksis atsikelt ir padaryti, bet kažkaip turi sektis, nes labai senai darbo dienos metu, sakykime, kada darbo dienų turėčiau sportuoti, pramiegu ir varau tiesiai į darbą. Tai ką čia dar norėjau pasakyti? Tai žodžiu, pagalvojau, kad tiesiog noriu pasimti jūs į savo įprastą, kasdienišką, rutinišką, absoliučiai normalią dieną, kurią aš įprastai turiu ir jum nenufilmuoju. Pagalvojau, gal tiesiog reik to visiškai realaus gyvenimo įmesti mano YouTube'ą. Dar net nedariau gal tokio video. Žodžiu. Esmė, kad pas mane ant stalo stovi plasmasės šitie tokie puodai. Tai ir žniplutės, šaukštelis, sėtelė. Aš nežinau, sėtelį jaučiu gal į darbą reiktų išsinešti. Nežinau, žodžiu. Neišmėsiu, jau būčiau išmetus dėl to, nes jis jau toks nebelabai gražus, bet dar pasiliksiu. Tokie seni šaukšteliai ir žodžiu duršlikas, ar kaip čia vadinti. Tada plasmasinis šiaudelis, šito gal irgi mesiu, nes jis nelabai kam naudočiau. Ir toks plasmasinis podas. Tai esmė ta, kad kas jau matys mano praeitą video, tai jau žinot, kad aš stengiuosi atsikratyti plastiko namuose. Tai būtent šitos daiktus aš norėsiu išmest arba padėti prie konteinerio, kas norės pasimti. Nes jo, reiks nueiti pardę kažkurią dieną ir nusipirkti normalų, o gal nieko nereiks pirkti. Man atrodo, kad aš galiu apsieiti su to, ką aš turiu, nes turiu vieną irgi sėtelį didesnį. Jo, turiu, jisai labiau toksai kaip metalinis. Tai jo, plasmasės dar turiu daiktų namuose, bet galvoju, šitie yra mažiau naudojami, šitas iš vis realiai beveik nenaudojamas, šitas žalias kartais. Tai tiesiog reiks išmest ir nusipirkti gal kažkada naujus gražesnius metalinus. Ir dar turiu porą naujų pirkinių, vieną parodysiu dabar. Tai aš dabar turiu, nusipirkau metalinę mentelę. Šitą jau seniau turėjau ir šitą laikiklį, į kurį bus sudėti mediniai įrankiai, kai jos gausiu. O kada gausiu, nežinau, gal po mėnesio, nes mačiau ten pristatymo data ganėtinai ilga. Tai jo, iš H&M Home nusipirkau tokį įrankiam laikyti. Ir man labai patinka, nes jis toks labai gražaus rašto įvairaus medžio. Tai aš dabar laukiu savo įrankių, o palaukiu... atsiprašau, Loki. Tai laikau šitos čia. Taip pat dar vienas iš pirkinių, ką turiu, tai greitai parodysiu.
Tai turiu nusipirkusi Stainless Steel keptuvę ir esmė, kad aš jau senai jos norėjau, praeitom video minėjau irgi, kad noriu nusipirkti, realiai kada tas video išėjo jum, aš jau turėjau šitą nusipirkus. Tai esmė ta, kad aš jau daug merginų video sumačius, kaip jo kepa ir TikTok'u pasidomėjau, tai patį pirmą kartą jo prisvilęs blinas buvo, bet paskui kitus kartus viskas ganėtinai, sakyčiau, normaliai. Ir jau omletą kepiau, ir kotletukus kepiau, ir patį kiaušinį kepiau. Daugiau, man atrodo, nieko nekepiau. Tai, žodžiu, jau teko ir pašveisti ir viską, tai turiu tokių irgi iš TikTok'o hekų, kaip pašveisti labiau pridegusių aliejų. Tai kol kas savo pirkimą esu patenkinta ir plus labai pasisekė, nes buvo vos ne gal 40% nuolaida. Tai labai pigiai nupirkau. Ir dar vieną pirkinį parodysiu, kuris yra čia. Tai bus šita krosnelė. Tai su ją labai pasisekė, nes jos kaina irgi buvo labai gera, gal iki 50 €. Tai man kas patinka, kad jinai iš karto turi visas funkcijas, kurias galima nustatyti mūsų praeitoj oro grūdintuvai buvo labai mažai nustatymo, o čia yra ir airfryerio, toasterio, grilio, pica džiovinimo, tada galima iškart pasireguliuoti temperatūrą, mūsų anoj buvo iki 200, man atrodo, tik tai, iki 200 ir galima normaliai timerį nusistatyti ir kas man nepatiko mūsų senoj, kad jeigu jau nustatei daug, tai nebegali atgal atsukti, o čia tiesiog labiau stipriau paspaudi, pasuki ir gali išjungti timerį. Ir labai fainos durelės. Ir viduje pakankamai normaliai vietoje, 16 litrų, tai įėjo šitas ir šitas. Šiaip aš šitokių irgi kepimo indų norėčiau atsisakyti, jeigu rasiu, ieškosiu Stainless Steel. Tai dar neturėjau laiko normaliai paieškoti, nes reikia išsimatuoti, bet jau kepiau ir kaip airfryeris man patinka. Ir labai miela, labai jaukiai šviečia, plus ir gražiai jinai man ir miela, ir gerai veikia, tai žodžiu, šituo esu patenkinta ir kainavo, kaip minėjau, tik iki 50 €, tai net pačiai keista, kad taip pigiai kainavo. Šiaip gavau jau komentarų, kad mažiau savo plaukus lies, bet jie žiauriai, ne, kažką krenta man šiandien. Aišku, kadangi rytoj sportas, tai man neapsimoka šiandien plaut galvos. Tai va, keletas dalykų turi ateiti ir dar turiu irgi minčių, ką norėčiau pakeisti savo namuose, bet tikrai šitas video ne apie tai. Tai žodžiu, dabar yra beveik 9. Galvoju, ką man reikėtų dar padaryti, gal biškai prasisirpt ir po truputį judėsim į lovą. Susidėjau visus sporto daiktus, tai mano hekas, jeigu norit anksti keltis į sportą, tai iš karto iš vakaro susidėkit visą tašę. Tai aš galiu tiesiog parodyti, kaip atrodo mano sudėto sporto tašė. Įsidedu iš karto ir gertuvę, nes turiu vandenuko, keliam mėnesiams gavau dovanų atsinaujinant narystę, tai tiesiog, kad nepamiršt ryte. Tada įsidedu timpas, nes nueisiu į salę su darbiniam kelniam, ten persimausiu. Tada rankšluosčiai, dušui šlepetės, tada mano prausimosi muilas, dušo želė ir kempinė, kosmetinė, kuriai pridėta irgi visokiausių dalykų, tada persirengt nusiprausus apatiniai, batai sporto, tai žodžiu viskas tengiuosi susidėti iš pačio vakaro, kadangi ryte tikrai nėra laiko visko dėtis. Plus ryte aš tikrai neturiu daug laiko šokinėti aplink savo daiktus, tai viską, ką galiu, susidedu iš vakaro tašę, rūbai į darbą, nes aš žodžiu miksuoju, kur rengiuosi ryte eiti į sportą, tai tarkim būna darbinis džemperis, darbinės kelnes, nueisiu salę tiesiog nusirengiau savo darbinį džemperį, būnu po apačia apsirengus sportinę lemenėlę su maike. Nu, žodžiu, aš miksuoju viską taip, kad man būtų paprasta gyventi, plus, kas mane žino, tai žino, kad aš važinėju į darbą su autobusu, tai man reikia, žodžiu, taip susidėti viską, kad aš galėčiau neapsikrauti daiktais, plus, rytais tikrai sunku keltis, tai norisi kuo daugiau laiko miegoti ir kuo mažiau laiko ruoštis, tai atsikėlus aš iš karto bėgu į virtuvę, užkasti, lokiai pakeisti vandenį, išvalyti tualetą, tada realiai rytoj viską parodysiu, ką galėsiu ir ką spėsiu, tai aš rytais paslieku iki maks pusę valandos susiruošimo, kad galėčiau tiesiog ramiai viską pasidaryti, tai jeigu dar pasidaryčiau taip, kad rytais aš turiu susidėti ir sporto tašę ir sugalvoti, ką į darbą apsirengti, aš neišeičiau į sporto laiku niekad, o aš noriu į sportą nueiti kuo anksčiau, kad kuo ilgiau galėčiau neskubėdama ten būti, tai tiesiog jeigu norit rytais eiti į sportą, tai būtinai viską susidėkit iš vakaro, nes jūs patys savo, kaip čia
vienu žingsniu pasilengvinsit gyvenimą ir tikrai yra didesnė tikimybė, kad jūs atsikėlę turėsit mažiau kliūčių nueiti iki salės. Pakelkit ranką tie, kurie lygiai taip pat kaip aš nemoka valgyti ir visada apsidrapsto. Pas mane visi rūbai kleckuoti. Ir aš nežinau, bet man patogu valgyti atsisėdus. Bet gaunas taip, kad aš išteškiau ką nors ant savęs. Ir paskui Salvis pyksta ant manęs, kad mano rūbai kleckuoti. Bet žodžiu esmė, kad aš pažiūrėjau savo galvą į savo plaukus ir jie tokia jau riebaluoti atrodo. Tai rytoj jaučiu būsiu labai susilaižus plaukus. Bet man nėra prasmės plaut dėl to, kad rytoj daug prakaituosiu ant tų takelių visų. Labiau ant jų prakaituoju negu svoris kilnodama. O kitas dalykas, man ketvirtadienio kojų dieną, tai ten irgi labai daug prakaituoju. Tai man apsimakiausia tada plaut galvą po viršutinės kūno dienos, nes tada jinai tikrai dar baisesnė bus. Ir bent jau su švaria galva nueit mažiau darytas kojas. Nu, žodžiu, mano tokia logika. Tai rytoj vakare plausiu galvą, kad bent jau kojas nueit daryti su švaria galva ir nebus tai baisu paskui po tos trenkės. Ir dabar šnekėdama random prisiminiau, kad aš jums taip ir nepapasakojau apie savo darbo vakarėlį, kuris buvo. Tai vyko būtent tą dieną, kada didžiausi kamščiai Vilniui, kur žmonės ten po 9 valandas važiavo namo. Tai jo, būtent tą dieną vyko tas balius ir esmė, kad aš išėjau anksčiau iš darbo. Aišku, kamščiai prasidėjau vietoj įprastų 20 minučių, prasidėjau gal valandą, bet mano viena kolegė tai sakė 2 valandas važiavo namo, tai man dar pasisekė, grįžau namo, aš bėgom, praustis, ruoštis, tvarkytis, stresuoju, galų gale vargais negalais kažkaip susiruošiu, aišku, labai sunku tada buvo rasti taksą, nes visi užimti viską, bet kažkaip tai atradom tą taksą ir kol važiavau, pamačiau, kad jau mums rašo, kad nukelia šiek tiek vėliau tą šventę, nes labai daug vėlavimų ir panašiai. Bet juokingiausia buvo tas, tai, žodžiu, aš nuvažiavau vos nelaikau, ten gal šiek tiek vėliau palei tą pirminį laiką, bet buvo žmonių, kurie tik 10 valandą atvažiavo, kas yra žiauru. Tai esmė juokingiausia ta, kad buvo belekaip daug sniego lauke ir aš sakau vyrui, kad davai varom abudu iki takso, nes aš varysiu su savo kėdais ir tiesiog tu man numausi kėdus ir aš tada batelius laikysiu ranką ir mašiną apsimausiu batelius. Ir juokingiausia, kad atvažiavo taksas, aš greitai iššokau į mašiną ir man vyras mauna tuos batus. Taksi tiesiog sėdi laukia, kol man numaus batus. Nu ir žodžiu atsisveikinom ir jis taip į mane atsisuko ir toks labai rimtų veidų sako, jūs be batų važiuosit? Man tai juokinga buvo, nes jis nematė, kad aš rankai batelius turėjau ir aš įsivaizduoju žmogų, kuris žiūri, kad jam dabar atsisėda keleivis ir jam batus numauna ir jis tiesiog plikom kojom važiuoja. Tai va, žiauriai juokinga, tai jo. Apie batelius žiauriai nepasisekė, nes jaučiu apsimoviau tiesiog per storas pėdkelnes ir man tai spaudė šelį, negalėjau absoliučiai paeiti su tais batais, plus kai mane paleido taksas prie to restorano, mane vėjas taip pūtė, kad aš tiesiog šliaužiau tą keliu su tais bateliais, vargiai koją galiu padėti, man pjauna visaip ir galvoju prie to pačio dabar, kol plepu. Parodysiu šiaip Instagramą postą įsikėliau, kaip aš atrodžiau maždaug, ten suknė pagrindė matosi, bet galiu parodyti batelius ir suknę dabar iš arčiau, nes taip ir neparodžiau ir nežinau kada turėčiau laiko. Tai į šitą netvarką jūs pasiemu, subalansuoju. O Jėzau. Tai mano bateliai buvo iš Aldo ir kai matavausi, jie buvo tikrai ir patogus, ir fainus. Tai jie atrodo štai taip. Ir esmė ta, kad aš buvau įsiklijau šią padelį, kad lengviau vaikščioti ir neslysti, bet mano pėdkelnė jaučiu per storą buvo ir mano, kadangi koja pakilo ir man per šitą vietą pradėjo belekai pjaut kojas ir aš negalėjau realiai vaikščioti. Aš realiai eidama jaučiau, kad man pjauna koja, tiesioginė to žodžio prasme. Ir jo, nuėjau tuliką, išsiplėšiau, aš tos padėlius išmečiau, bet vis tiek pjovė koją, man toliau tai jaučiu tiesiog pėdkelnes buvo. Nes plus aš dar manau, ir pėdkelnes storos, ir plus tai jau po darbo dienos, jau tu ta koja pėda vis tiek patinus nuo to vaikščiamo, gal ta koja ištino ir labiau išsipūtė ir man tie bateliai pasidarė per siaurus ir žiauriai buvo nepatogu. Bet pats batelis man tai labai patinka, pataikiau nusipirkti ant akcijos, tik nepamenu kiek kainavo. Tada dar
šiaip pirkau iš Aldo irgi auskarus, bet aš jų nebeužsidėjau, nes namie radau kitus, kurių niekad nebuvau užsidėjus. Bet tie auskariukai atrodo štai taip, aš nežinau, ar sufokusuoja. Bet sakau, nepavyko užsidėti, kainavo su akcija apie 10 eurų. Ir tada suknelę aš ją radau Zarai, šiaip kai variau jau ieškoti suknelių ir tą darbo šventę, nebebuvo realiai jokių suknelių, vos ne viskas išpirkta, palikusios tokios visiškai ne mano skonio ir kiek pardžiai išvaikščiau ten po 1-2 suknelės max. Tai ačiū Dievui, nuėjus į Zarą, radau šūsnį dar tų suknių, bet aišku, dydžiai išparduoti buvo, tai vargiai vieną radau, tai jinai štai tokia. Turi iškirptę ir auskarai vat, būtent tokie dėl to, kad čia viskas taip krenta, tai auskarai irgi lašelio formos, nes man čia viskas taip atrodė. Tai žodžiu, jinai yra aptempta, pečiai pliki, tai pečiai ir bandau parodyti. Ir kaklas. Tai žodžiu, tokia suknė ilga, norėjau ilgos, šiaip norėjau ne aptemptos ir nesakau, kad čia yra max tai, kas yra būtent visiškai mano skonio, bet čia buvo geriausia, ką aš galėjau rasti tuo metu, kai ieškojau. Dabar galvoju, kiek mokėjau už šitą suknelę, gal tarp 400 eurų. Man atrodo visai gerai, plus tikrai neparduosiu, nes galbūt dar atsiras kokia proga, kur galėčiau ją užsidėti. Dėl batelių, tiesą sakant, nežinau, ką daryti. Reikia man tiesiog pasižiūrėti su plonesnėm pėdkelnėm, ar tikrai nespaudžia, bet jeigu ir su plonesnėm pėdkelnėm spaus, tai dėsiu parduoti, nors jie tikrai tokie klasikiniai, gražus, prie daug ko, manau, tiktų, net prie džinsiukų tiktų. Tai jo, šiaip gaila, kad labai nepatogius batus tuomet turėjau, nes iš tikrųjų vaikščiot buvo skauda, atsistoti nenoriu, atrodo ir nenoriu susigūšti, nes tada negražiai atrodai, tai aš tiesiog neišbuvau ilgai. Aš jau gal 10 kokią ar pusę 11 variau namo. Pasidarė gėda dėl nešvaraus veidrodžio. Susijungiam žadintuvus. Tai 5, 3, 5 ir 5 kem. Aš mėgstu po 2 žadintuvus bent jau minimaliai statytis, kad pirmas būtų toks alarmas, kad man reiks keltis, o jau kitas žadintuvas bus tas, dėl kurio jau lipsiu iš lovos, bet bandysiu rytoj atsikelti 5:05, nes pasižiūrėjau, kad varkiautas užtruks bent jau valandą, o aš dar norėjau ir anksčiau į darbą nuvaryti, tai nežinau, kaip dar seksis, nes ir nueiti iki salės, ten persirengti, tada apšilimą padaryti, sportas, kardio, tada dar praustis ir dar važiuoti į darbą, tai jau biškiu užtrunka. Tai žiūrėsiu iš tikrųjų, kada rytoj pavyks nuvaryti. Turbūt ne taip anksti, kaip tikiuosi, bet jeigu norėčiau žiauriai anksti varyti, tai man 5 reiktų keltis. Aš 5 neatsikelsiu dar. Ir dar klausimas iš viso rytoj atsikelsiu. Bet kadangi filmuoju šitą video, jau negaliu sau leisti neatsikelti. Nebent atsikelčiau dar kažkada po savaitės ir suklijuočiau vieną video ir sakyčiau, nu va, atsikėliau. Bet pažiūrėsim. Tai dabar sulauksiu, kada Salvijus išsivalys dantis. Jau yra be 10. Pažiūrėsim kokias 10-15 minučių tiktoką ir varysim miegoti.
rytas, dabar yra po 6 kelios minutės. Tai šitą naktį kažkaip labai keistai miegojau, tarsi nebuvau pilnai įmygus, tarsi visą naktį kažkaip paviršim kažkokią miegojau. Tai kai nuskambėjo žadintuvas, aišku, kad aš mąsčiau nevaryt sportuoti. Bet paskui galvoju, meklema, viską susirašiau, tiek to. Bet bijau, kad krešas man šiandien bus. Bet jo, naisiu rankų dieną man visada, šią rankų dieną vadinu, man viršutinė kūno diena visada tokia lengvesnė būna. Trumpiau liktais užtrunka. Tai tiesiog galvoju, gal neprailgs man čia šiandien niekas. Tai vat, spėjau susirašti per 25 minutės maždaug. Nėra baisiai šalta, bet jo, nėra patogu apsitalais eit. Man patinka, kai pavasarį gali apsirengti maikutę, kažkokį tai vieną šortukus, jaunukus ir varyt. O dabar su striukėm prieš visą tokią. Kardio šiandien dariau žymiai trumpiau, kadangi pamačiau, kad pas mane tarp plano parašyta arba laipteliai, arba takelis, tai galvoju, blemba, ir taip jau matau, kad nebespėsiu žiauriai labai daug ko padaryti, tai nusprendžiau tiesiog eiti ant laiptų 10 minučių. Aš bijau, kad aš išsitėkšiu čia einant. Jo, tai padariau kardio 10 minučių. Ir man atrodo, aišku, visada noris daugiau ir ilgiau, bet blemba dar nusipraus, susiruoš dar nuvažiuoti darbą, tai nėra tiek daug laiko, nebent keltis 5 ryto, ko aš dar labai nenorėčiau daryti, bet man atrodo vis tiek, kad ir mažiau to kardio kartais padarau, vis tiek į naudą jisai. Aš tikiuosi.
niekad taip ir nesu parodžiu savo mini kuklaus darbo kambario. Radau gerą atradimą, tik 30 centų, be cukrus ir dar skrus. Tai man dabar labai reikės. Nusimato daug darbo. Dar radau stalčiai, nesuvalgiau šiandien vitaminų. Tai suvalgau vitaminą. Skanuko nori. Skanuko nori tik tais, taip. Taip. Ne, tik duosiu tau skanuką. Duosiu tau skanuką, duosiu. Kokia tu greita, Loki. Tu pajutai skonį? Ką? Ar pajutai skonį? Nu, kaip matot, aš jau grįžau iš darbo. Noriu atsigerti kavos, šiek tiek atsijungti ir šiek tiek pailsėti. Iš tikrųjų, aš tai jums neminėjau, bet aš 2 savaitės buvau nedarbingume ir man dabar gavosi, kad kai grįžau, vis tiek buvo, ko nespėjo kolegė padaryti. Tai nemažai darbelio man prisikūpė. Ką? Kas yra? Pasilgai mamos?
Šiandien apskritai yra trečiadienis, tai šiandien buvo tokia, kaip ir nuo pirmadienio grįžau, tokia intensyvesnė diena, daug padariau ir jo, nesijaučiau žiauriai pavargus, bet esu tokia biški, kur norėčiau šiek tiek labiau pailsėti. Tai mano vyras dar darbe, turbūt neužilgo jisai irgi grįž, kadangi aš esu pagaminus valgyti iš keletos dienų prieš, tai šiandien nieko atskirai valgyti nereiks daryti, gryk irgi vakar išsivirėm, labai daug reikia gavosi, tai juos valgysim su kotletukais. Mėginausi kietai šampūną, tai dabar išsidžiovinau plaukus. Įdomu iš tikrųjų, kaip jisai paveiks mano plaukus, nes jis buvo skirtas riebiems plaukams, tai aš jau traktuoju savo plaukus kaip riebius, kadangi jau antrą dieną mano plaukai realiai būna aš net nematau, ką čia darau, susiriebalavę ir sunku kažką jau su jais. Gerai, gal antrą dar normaliai, bet trečią dieną jau būna tikrai riebaluoti plaukai, tai įdomu, kaip šitas šampūnas tvarkys tą riebuotumą. Ir jo, kaip dėl naudojimo, tai čia buvo antras kartas gyvenime, kada bandžiausi kietą šampūną, tai prisimenu iš Nature Box, man atrodo, prasidėjo banga labai senai, dar Eurokos dirbau. Tai aš nusipirkau jį, išmėginau, bet aš negalvodama apie tą visą tvarumą ar kažką tiesiog tik dėl to, nes buvo naujas dalykas ir įdomu. O jo, neprisimenu iš tikrųjų savo patirties ir kaip man sekėsi ir patiko, bet man atrodo, ten buvo pirmas ir paskutinis gal kartas, kaip pirkausi, nes tiesiog, kai dirbi grožio sferai, tu nori visada kažką naujo išmėginti ir kažką naujo bandyti ir neapsistoji su tais pačiais produktais. Tai dabar bus įdomu tiesiog ar užsikabinsi. Tai dabar pirkausi kažkokį natūralų. Panaudosiu šitą, pažiūrėsiu, kaip man seksis, kaip patiks. Dėl pačio putojimo, tai aš savo plaukus perplaunu 2 kartus, tai patį pirmą kartą jisai dažniausiai ir neputoja labai gerai, nes būna vis tiek plaukų lako, visokių priemonių, pačio purvo, riebalų. Tai patį pirmą kartą žinau, kad dažniausiai man gerai neputos, bet iš antro karto atrodo, kad visai normaliai išputojo. Ir atrodo labai tokie girgždėjo net plaukai. Tai jo būtinai reikia vis tiek dėti kokių kondicionierių. Tai dėl naudojimo, ką aš žinau, nebuvo, kad aš jausčiau diskomfortą kažkokį naudojant. Bus nėra taip, kad kitą kartą galvodama, kad reiks plauti galvą, kad aš ten labai kentėsiu. Aš nebemoku savo plaukų susitvarkyti. Kažkaip seniau atrodo natūraliai gražiai išsidžiavindavau, o dabar man reikia vargti, nes jie kažkaip keistai stovi. Dar kartą gal pamėginti pasiformuoti. Žiūrėjom bendžių ir vyras sugalvojo, kaip man šiandien pakelt nuotaiką. Vos telpa į kadrą. Žinau, pagalvoju, simbolizuoja ramybę.
Apsidėliojau, vargiai telpa ant stalo. Visiškas pavasaris dabar. Bet man baisu, kad lokio žiedų nevalgyti. Labai pradėjo sukiotis aplinkėlės. Ką? Jėzučiu. Nu, tai aišku, tau įdomu. Aišku, tau įdomu. O kaip aš čia prisiartinus. Tai jo šildomės valgyt. Salvis ką tik išdžiausti rūbus, aš šildau jam valgyt. Įpyliau dar savo kefyrą atsigert, nežinau, kažkaip pastaruoju metu man visai skanu kefyras. Tai kartais būna tiesiog prie kokio nors patiekalo, įsipilu stiklinę kefyro, dar druskytės įsidėti reiktų. Ir pavalgysiu, plus vieną merginą seku kantrybei, jinai yra įkėlus video, tai pažiūrėsiu jos video ir jo, nežinau kiek tada valandų bus, bet šiandien nebėra jokių planų, rūbai svarbiausia yra išplauti, sportinę tašę ir vėl susidėjau, nes rytoj kojų diena. Ir pati nusiprausus, galva išplauta. Pavalgysim, indų šiandien jau neplausiu, nieko per daug nesitvarkysiu, šiek tiek prasisirbiau ir užteks. Aš labai nesu nuotaikai, plus man tos dienos, tai aš jaučiuosi tokia, šiandien sportavau, nelabai daug jėgų turėjau, nors prevarkiautą geriau, bet kažkaip nelabai man puikiai sekės dingusios jėgos, plus senukai rytais nesportavau, tai gal ir dėl to. Jo, neilgai trukus jaučiu, tiesiog valysiu dantukus, eisiu gal kokį tiktoką pažiūrėti. Tiesiog noriu labai tokio chill vakaro. Ką, mėly žiūrovai, teta Justina ruošis miegot. Nieko neparodžiau kažko wow, nieko motyvuojančio ir nieko kažkokio įdomaus ar novatoriško, bet tiesiog tokios įprastos mano dienos, ypač kai sportuoju keliuosi anksčiau, kai nesportuoju tiesiog pramiegu atsikeliu bele kada noriu realiai. Dar jeigu geros nuotaikos būna, tai pasilieku laiko dar kavos atsigert. Tai eisiu aš šiek tiek pabūt prie tiktoko, prie savo terapijos. Ir eisiu miegot, kaip minėjau, rytoj vėl anksti keltis. Tiek, tai tikiuosi tiesiog, kad buvo chill pabūt su manim. Ir jeigu tai, paspauskit laiką ir susitiksim kitame mano video. Labanakt, iki.